Aš Dominykas Griežė. Aš Deimantė Skačkauskaitė. Aš Augustija Januškaitė. Kartu mes Alfa taškas. Čia susitinka aktualijos, politika ir temos, kurios šiandien rūpi labiausiai. Nuo svarbiausių sprendimų Seime iki klausimų, apie kuriuos kalba visa Lietuva. Aiškiai, tiesiai, be užuolankų. Kas slypi už skambių pareiškimų? Kur baigėsi pažadai ir prasideda realybė. Ir kas iš tiesų vyksta už uždarų durų. Kiekvienoje laidoje aštrūs klausimai, argumentuotos diskusijos ir skirtingos nuomonės. Nes tiesa gimsta tada, kai nebijoma klausti. Alfa taškas, kai svarbu žinoti daugiau. Žiūrėkite ir būkite įvykių centre. Kai žodžiai tampa eilėmis, kai muzika pasako daugiau nei 1000 minčių, kai norisi pasakyti ačiū, myliu ar su gimtadieniu, padarykite tai ypatingai. Asmeniški ir šilti žodžiai gali tapti gimtadienio, vardadienio, sukaktuvių ar kitos ypatingos progos dovana per sveikinimų koncertą Marijampolės televizijos ekrane. Užsakykite sveikinimą ir nustebinkite tuos, kurie jums brangiausi. Kai augintinis šeimos narys, norisi jam paties geriausio. Marijampolės veterinarijos centras – tai vieta, kur jūsų gyvūnas gaus profesionalią priežiūrą ir nuoširdų rūpestį. Patyrusių gydytojų ir specialistų komanda pasirūpins profilaktinę priežiūrą, diagnostiką, gydymu, chirurginėmis operacijomis ir moderniais tyrimais, nuo echoskopijos ir rentgeno iki laboratorinių ir endoskopinių ištyrimų. Čia jūsų augintinis bus saugus. Esant poreikiui, turės ir saugią erdvę likti ir stacionaro skyriuje. Marijampolės veterinarijos centras – patikima pagalba jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Veterinarijos centras įsikūręs Marijampolėje, Žemaitės gatvė 15. Daugiau informacijos nurodytais kontaktais. Nori pradėti savo podcastą, bet vis atidėlioji. Manai, kad per sudėtinga? Neturi kur filmuoti, o vien mintis apie montavimą gąsdina. Jei galvoji, kad jau geriau kas nors kitas viskuo pasirūpintų už tave, tiesiam pagalbos ranką. Prie mikrofono tu, o už kadro First Frame. Pasirūpinsime viskuo. Studija, apšvietimu, profesionalia įranga, filmavimu, montavimu ir net turinio pritaikymu socialiniams tinklams. Idėja tavo, viskas kita mūsų rūpestis. Tai pradedam.